Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki dar kartą, mielieji Šratinuko pasakėlių klausytojai. Sveiki, sveiki, tarė jums šios laidos vedėja Dalia. Tai esu aš ir mano balsas jums visiems jau gerai pažįstamas. Na ir jums tikriausiai iškilo labai įdomus klausimas, kas šį kartą bus mūsų laidelėje ir diskutuos apie įvairias pasakas ir kitus svarbius ir rimtus ir juokingus ir visokiausius dalykus. O tai yra mūsų pasilikta praeitoje laidoje dėja negirdėta, bet jau gerai pažįstama Kotryna. Sveikučiai! Ir šį kartą aš pasikviečiau, jau jums buvo įprasta girdėti, kad su mumis visą laiką diskutuoja tik mergaitės, o dabar pasikviečiau vieną berniuką, vaikinuką ir jo vardas yra Šarūnas. Labadiena! Taigi, labai smagu, Šarūnai, tave čia matyti mūsų tokioj linksmoj kompanijoje. Ir aš noriu tavęs paklausti, ar klausaisi mūsų Šratinuko pasakėlių radijo laidos? Kas jų neklauso? Labai gerai, labai džiugu, kad tu mūsų klausaisi. Mes su Kotryna taip pat pasiklausom, kaip abidvi kalbam ir kartais netgi nusišnekam truputį. Na, o Šarūnai, ar tu žinai, kad mes kiekvienos laidos pabaigoje užmename mūsų klausytojams mįslę, kurios įminimas siejasi su kitos laidos tema? Tikriausiai žinau. Taigi, o ar girdėjai mūsų paskutinę mįslę, kurią mes užminėme? Ne. Na, aš tuomet tau pasakysiu, tu ją išgirsi pirmą kartą ar pabandysi ją įminti. Na, o Kotryna, kiek žinau, klausė ir žino įminimą. Nežinau, ar žinau įminimą. Bet aš matau, kad tu tikriausiai turi pasiruošusi variantą jau. Turiu gal. Taigi, o aš dabar visiems dar kartą primenu mįslę. Kotryna, jeigu žinai, nesakyk, tegul šį kartą pabando atspėti Šarūnas, o mūsų klausytojai tegul bando spėlioti namuose. Taigi mįslė. Jis mus supa ir spaudžia, bet jo nematome. Kas tai yra? Jis mus supa ir spaudžia, bet jo nematome. Šarūnai, ar galėtum atsakyti? Pabandyk spėti. Kažkoks, kur laksto laukia tenai. Kažkur ten kažkas. Lauke laksto, supa ir spaudžia, bet yra nematomas. Tai Kotryna, galbūt jeigu Šarūnas nežino, tu mums pasakytum, kas tai yra. Gal vėjas? Labai panašu, tačiau tai nėra vėjas, tai yra oras. Jis mus supa, taip, išties yra visur, spaudžia, iš tiesų moksliniais tyrimais ten remiantis labai daug visokių reiktų išvedžiojimų daryti, taip jis mus spaudžia, bet mes jo nematome. Šarūnai, ar esi kada nors matęs orą, kaip jis atrodo? Baltas, labai baltas. O kaip įsivaizduoja Kotryna? Baltas, mielas ir pūkuotas. Jeigu pieštum orą, tai nupieštum, kad jis būtų pūkuotas, taip? Taip, būtų pūkuotas. Oras yra oras, dėja, mano vaizduotė nėra tokia laki, kad aš galėčiau jį nupiešti. Tikriausiai palikčiau baltą lapą. Na, o šios dienos mūsų laidos tema turėtų sieti su oru. Taigi, bandykim vėlgi spėti, paspėliokim šiandien, apie ką mes šiandien kalbėsime. Šarūnai, galbūt tu galėtum mums pasakyti? Aišku, apie orą. Ne, Kotryna, spėk tu. Apie vėjus, orus. Taip, ir toliau netęs, kol dar nesuklydai. Tu esi teisi, mes šį kartą kalbėsime apie vėją. Na, o vėjas, oras, ką šie du dalykai turi tarpusavyje bendro? Aš jums tuoj pat paaiškinsiu. Tiksliau ne aš, o mūsų klausimėlis. Nes mes klausimą, kas yra vėjas, uždavėme vaikams. Bet jie tikslaus atsakymą mums nepatikė, tą jau jūs patys išgirsite. Taigi, o iškart po vaikų nuomonės išgirsite tikslų vėjo apibūdinimą, kurį mums pasakė geografijos mokytoja Inga Inapienė. Vėjas yra gyvas oras, kuo mes kvėpuojame visą laiką. Vėjas tai yra, kai būna labai šalta. Vėjas laužo šakas. Vėjas žaidžia su lapais. Naikina ūkininkų pasėlius ir labai kenkia žemiai.
Vėjas yra toks kaip oro srautas, jis gali pūsti ir iš pietų, ir iš šiaurės, iš vakarų, ir rytų. Vėjas yra šaltis, kuris pučia. Vėjas yra, pavyzdžiui, pučia, jis ten, toks vėjo gūsis būna, pavyzdžiui, pučia ir, what the fuck. Pradeda linguoti šakos ir susidaro vėjas. Iš debesų pučia, daugiau nežinau. Vėjas – santykinis horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl žemės paviršiaus temperatūrų skirtumo. Vėjai būna labai įvairūs, skiriasi savo stiprumu, trukme, priežastimi. Vėjas kyla atsiradus skirtumui tarp dviejų oro masių. Kuo oro masės yra viena nuo kitos toliau, tuo oro vėjo stiprumas būna didesnis. Štai toks yra tas vėjas. Tai piktas, tai geras, malonus ir švelnus. O koks vėjas yra pasakose? Tai mes jums tojau pat atskleisime, nes jūs tojau pat išgirsite pasakėlę. Gintarės Adomaitytės pasaka, kaip vėjai ant žmonių supyko. Paklausykime, o pasaką mums skaito Danutė. Visą dieną vėjai ir maži vėjukai dirba nepabaigiamus darbus. Vakare jie vienas paskui kitą grįžta į savo miestą. Netuščiomis, kas pakeliui sutikta debesėlį parsivaro, kas nematytų augalų sėklų paberia, vaivorykštę pakabina. Todėl, kai jau lyja vėjų mieste, tai skaidriausiais lašais, jei sninga, tai balčiausiomis snaigėmis. Miesto gyventojai negalėjo atsidžiaugti vėjų dovanomis, o vėjai sėdi patenkinti, kiekvienas savo medyje, kojomis tabaluoja ir mirkčioja. Matai, mano gėlę uosto, gal tik vaivorykštė šį vakarą blankoka. Pirmasis mieste užsnūsdavo didžiausias vėjas. 100 darbų nuveikęs, kartais nei saulės laidos nesulaukdamas, imdavo knarkti. Užmigdavo ir miesto gyventojai. O tada pasigirsdavo vėjuko didžiausio padaužos švilpimas. Vienas paskui kitą iššokdavo vėją iš medžių ir skubėdavo į miesto aikštę žaisti. Žaisdavo viską. Slėpynės, klases. Kartais triksėdavo per laidus kaip per šokdynę. Didžiausias vėjas miegodavo kietai. Bet vėjų miesto žmonėms krykštavimas trukdė miegoti. Kentė tol, kol vėjukas didžiausias padauža sumanė žaisti cirką. Jo pamokyti vėjukai kaukė vilkais, maurojo meškomis, staugė liūtais, pliaukšėjo botagais, patys sau plojo. Visi miesto vaikai sapnavo cirką, o suaugę nė nesumerkė akių. Paryčiui, kai didžiausias vėjas, vėjai ir vėjukai išskrido į pasaulį, miesto gyventojai susirinko aikštėje. Daryk, ką nori, pasakė jie savo valdovui, labai suaugusiam žmogui. Negalime taip daugiau gyventi. Labai suaugęs žmogus parodė kirvį. Reikia kirsti medžius. Vėjai neturės kur gyventi ir paliks mūsų miestą. Naktį bus tylu. Kaip mes gyvensime be vėjų? Kas sodins gėles? Kas pakabins vaivorykštę? Kas sapnuos mūsų vaikai? Bandė virkauti liūdnas žmogus. O kaip gyvena visi kiti miestai? Jie turi gėlių, o naktimis niekas netrukdo miegoti. Imk kirvį, liūdnas žmogau. Vakare, grįžę į miestą, vėjai nerado medžių. Pasėdėjo ant kamienų, pašiureno lapus ir, sunkiai vilkdami kojas, iškeliavo į pasaulio kraštą. Vėjų mieste nesnigo ir nelijo. Nuvyto gėlės, neužaugo ne vienas medis. Į kitus miestus, miestelius ir kaimus vėjai užsukdavo. Į miestą be medžių niekada. Vėl susirinko miesto gyventojai į aikštę.
Daryk, ką nori, valdove. Negalime be vėjų. Liūdna. Ir vaikai sapnuoti nemoka. Labai suaugęs žmogus parodė kastuvą. Sodinsime parką. Tegu gyvena tie vėjai, kur nori, kad ir po mano langais. Parke žais. Miesto gyventojai iškeliavo į aplinkinius miestus, miestelius ir kaimus skolinti sėklų. Grįžę užveisė parką. Medžiai jau ūgtelėjo, o vėjų vis nėra. Kiūto savo pasaulio krašte, į miesto pusę nežiūrėti nenori. Tik vienas vėjukas liko mieste ir tas pats Miegalius. Pasiuntė kartą į didžiausias vėjas ir riestainių kepėjo namus dulkių išpūsti. Įlindo vėjukas į spintą, susirangė tamsiame kampe ir užsnūdo. O jau kai užsnūdo, tai geriems metams atidaro būdavo riestainių kepėjas spintos duris ir jaučia lyg šaltį, lyg skersvėjį. Ką darysi? Apsirengė šilčiau prie spintos eidamas, kaklą šaliku apsivinioja, kepurę užsimaukšlina ir gyvena su skersvėjais toliau. Vieną dieną kepėjas pats sau tarė: liūdna be vėjų. Eičiau dabar pasivaikščioti, į vaivorykštę pažiūrėti, riestainius kepti nusibodo. Reikia tvarkyti namus, dulkių jau iki kelių. Atidarė spintą, nusigabino kasdienį chalatą, kasdieniškesnį ir kasdieniškiausią. Kiek padvėjojo, nusikabino ir šventinį chalatą, šventiškesnį, šventiškiausią. Žiūri, spintos kampe vėjukas miega. Apsivilko riestainių kepėjas tais visais chalatais, kad neperšaltų, ir papurtė vėjuką. Kelkis, mielasis, kelkis. Vėjukas pramerkė akis, nusižiovavo taip, kad riestainių kepėjui kepurė nuo galvos nulėkė, pasirąžė ir vėl užsimerkė. Kelkis, vėjuk, kelkis, riestainių duosiu, kiek norėsi. Vėjukas Miegalius buvo ne tik Miegalius, bet ir smaližius, todėl tuoj pat pašoko. Ilgai nelaukęs riestainių kepėjas išpasakojo viską, kaip miesto gyventojai medžius kirto, kaip vėjai ir vėjukai iškeliavo, koks dabar parkas jų laukia. Pabėgėtum vėjuk pas draugus? Pabėgėsiu, tik snustelėsiu prieš kelionę. Vėl merkėsi vėjukas. Nesnaust, mielasis, gana. Jei didžiausią vėją prišauktum, tave kasdieną riestainiais vaišinčiau. Riestainiais? Atsipeikio vėjukas. Bėgu, skrendu. Po kelių dienų ir didžiausias vėjas, ir visi kiti vėjai, vėjukai grįžo į savo miestą. Pasivaikščiojo po parką, pasižvalgė ir išėjo. Lietaus parnešti, gėlių ir medžių palaistyti. Dabar vėjų miestas vėl gražiausias pasaulyje. Parko medžiai jau dideli, vėjukams ten gera. Taip gera, kad po visą miestą parko medžių sėklas išnešiojo. Tegu auga. Geriausia, aišku, vėjukui Miegaliui. Kiekvieną vakarą jis gauna šviežią, tik iškeptą didelį riestainį. Žinoma, jie nepatingi nueiti pas riestainių kepėją. Šratinuko pasakėlės. Kaip matome, šioje pasakoje be vėjų negyvenimas. Kotryna. Taip, be vėjų tikrai negyvenimas, nes žmonėm pasidarė liūdna be vėjų. Nėra kas išdykauja. Ir netgi sako, kad vaikai nebemoka sapnuoti. Baisu, nes vaikai nebemoka sapnuoti, o sapnai yra labai geras dalykas. Taip, bet kaip atsiranda vis dėlto tie sapnai, jos vėjas įpučia į galvą? Šarūnai, kaip tu galvoji? Ne, Mikio pūkuotukas atneša po vieną kiekvienam. Na ir koks, pavyzdžiui, buvo tavo paskutinis sapnas? Galbūt sapnavai vėją? Ne. O ką? Televizorių žiūrėjau. Sapnavai, kad žiūrėjai televizorių. O Kotryna, ką tu paskutinį kartą sapnavai? O neprisimenu. Kažką baisaus, nežinau, pabudau naktį. Tai gal nepasakok mums apie košmarus. Mes čia taip gražiai kalbam apie vėjus, o čia tiesiog nebaidyk blogų minčių. Tikriausiai tą naktį labai smarkiai stūgavo vėjas, jeigu košmaras buvo. Gal? Nepastebėjau. Gerai. Nu, čia dar yra kalbama, kad
Vėjai atneša vaivorykštę. O kaip yra iš tiesų? Aš kažkaip nepatikėjau. Kotryna, tu labai esi, matau, protinga. Gal galėtų man paaiškinti? Vėjai iš tikrųjų neatneša vaivorykštės. Vaivorykštė susidaro iš vandens lašelių, kurie iš saulės, vandens lašelių, nes saulė atsispindi vandens lašeliuose ir skyla ir vienu žodžiu susidaro vaivorykštė. Labai ilgas pasakojimas, jeigu taip iš tiesų fiziškai. O tai... Manau, kad mes galėtumėm tam netgi paskirti atskirą laidą, pakalbėti apie vaivorykščių susidarimą. Taip, galėtume. Ar tuo metu ateitum į mūsų laidą ir mes padiskutuotumėm kartu apie tai? Jeigu pakviestum. O jeigu Šarūnas ateitų? Gal kai kada. O štai ką jūs manot apie vėjuką miegalių? Jis toks tikras, tiksliau netgi tinginiukas, ne vėjukas. Ar jis čia gerai pasielgė, kad jis užmigo toje spintoje, ar ne? Vienu atveju gerai, nes jį pastebėjo tas kepėjas ir parašė, kad pakviestų kitus vėjus, o kitų dalykų tai nelabai, nes nepadėjo kepėjų išsivalyti, dulkių iki kelių buvo, tai baisu. Šarūnai, ar tavo krosnyje taip pat yra dulkių iki kelių? Ne, jų ten nėra, tenais gyvena vėjukas? Ne, ten kartais pacukai ateina. Ai, jie išnešioja dulkes? Panašiai. Tam irgi būtų galima paprašyti atskiros laidos. Jūs esate mano įkvėpimo šaltiniai ir dabar aš prisirinkau temų iki kaklo, mes galėsim kalbėti ištisus metus vien apie dulkes ir apie vaivorykštės ir apie pacukus. Ir štai dar grįžtant prie girdėtos pasakos, girdėjome, kad vėjai labai mėgsta žaisti. O kokių jūs žinote vėjų žaisliukų, su kuo jie žaidžia? Gal su varpeliais? Kuo dar, Šarūnai? Kartu su avataru žaidžia. Oro valdytojas, taip. Aš esu girdėjusi, kad štai ne tik varpeliai, bet ir vėtrungės ir įvairūs malūnėliai ir dideli malūnai yra vėjų žaislai, galima jos taip pavadinti. Ir štai, pavyzdžiui, malūnai, su kuriais anksčiau maldavo grūdus, kad būtų miltai, jiegi būdavo varomi vėjų. Taip, Kotryna? Taip, kiek žinau. O kas dar yra, štai kokia dar yra vėjo nauda? Vėjo nauda? Elektrinės yra statomos vėjo elektrinės. Taip, vėjo jėgainės. Gal galėtum papasakoti, kas yra jų nematę, kaip jos atrodo? Didelį vėjo malūnėlį. Labai didelį, labai. Taip, ir vienas tas sraigtas, sparnas, nežinau kaip tiksliai pavadinti, siekia kažkur 10 metrų, aš esu taip girdėjus. Tai vadinasi, dar didesnį negu labai labai didelį. Galbūt tiesiog milžiniški. Šarūnai, kokį žodį pritaikytum? Gražu. Taip, tie malūnai yra gražus. Na, bet manau, kad šį kartą apie vėjus jau šiek tiek pakaks, nes aš jau jaučiu, kad darosi šalta. Mus perputė skersvėjus ir vaikštom dabar visi skersi sėdim, taip. Bent jau Šarūnas tai tikrai skersai sėdi. O galbūt, kad būtų jam netaip skersa sėdėti, jis galėtų mums užduoti mįslę. Vienas lieja, antras geria, trečias auga. Kas tai galėtų būti? Šarūnai, pakartok dar kartą, tai yra velnioniškai sunki mįslė. Vienas lieja, antras geria, trečias auga. Na, mums belieka tik tai susimastyti, galbūt vėjas į mūsų galvas atneš kokią nors gerą mintį, Kotryna? Gal ir atneš. Na, o pabaigai pabūkime vėjais patys ir dabar papūskim taip, kad net radijo klausytojams kepurės nuo galvų nuskristų. Šratinuko pasakėlės.